pasaulio laimės ataskaitos susilaukė daug kritikos dėl savo nepatikimumo. Ji yra net viešai kritikuojama ir atmetama pasaulio lyderių bei mokslininkų. Anot jų, šios ataskaitos duomenys yra subjektyvūs, klausimai parengti vakarietiškai kultūrai, o metodika netinkama. Mūsų tikslas yra ištirti ir palyginti Lietuvos rodiklius su kitų pasaulio valstybių rodikliais, siekiant objektyviai įvertinti Lietuvos gyventojų laimingumą tarptautinėme kontekste. Negana to, mes turime 4 užduotis. Visų pirma, mums reikia susipažinti su pasaulio laimės ataskaita. Numeris 2, mums reikia pasirinkti papildomus vertinimui tinkamus rodiklius. Numeris 3, mums reikia atlikti palyginamąją Lietuvos analizę su kitomis valstybėmis. Ir numeris 4, mums reikia parengti išvadas. Tai kasgi ši tiek neapykantos sulaukite ataskaitą. Tai prieš 14 metų pradėtas leisti leidinys, kuriame kiekvienais metais analizuojami duomenys iš virš 140 valstybių. Manome, jog žmonių laimę galime įvertinti naudodamiesi Maslow poreikių piramidę. Pagal ją ir pasirinkome papildomus vertinimo rodiklius. Tačiau norėčiau paminėti, kad valstybės rinkomės iš skirtingų žemynų, skirtingų populiacijų dydžių, turtingumo, išsivystymo bei skirtingų plotų. BVP vienam gyventojui yra itin netikslus rodiklis, ypač tada, kai valstybės turi daug tarptautinių bendrovių. Skurstančių gyventojų rodiklis yra daug tikslesnis, norint pamatuoti gyvenimo kokybę. Valstybės sveikatos sistema puikiai išmatuoja pasaulio laimės ataskaitą naudojama gyvenimo trukmė, o ją papildo po gimdymo mirusių motinų skaičius. Tačiau gyvenimo kokybė padeda išmatuoti nusikalstamumo lygis bei švietimo kokybę. Apskritai, žmonių pasitenkinimą šalyje galima nusakyti savižudybių skaičiumi bei žmonių pasitenkinimo gyvenimu rodikliu. Jeigu valstybės ekonominė situacija gera, o lyčių lygybė pasiekta arba beveik pasiekta, tuomet žmonės gali neturėti antros poros, tačiau skaičiai padeda mums įvertinti valstybės gerovę. Štai mūsų analizė šių rodiklių – ekstremalaus skurdo, mirusių gimdyvių, efektyvaus mokymosi metų, nesusituokusių žmonių skaičiaus, nusikalstamumų, savižudybių ir gyvenimo pasitenkinimo. Labai įdomus dalykas, kurį sužinojome, yra tai, jog ekonomiškai stipriose valstybėse yra daug daugiau savižudybių. Taip pat tenais yra ir didesnis nesusituokusių žmonių skaičius nei silpnose valstybėse. Galime spręsti, jog ekonomiškai silpnose valstybėse labiau vertinama šeima ir santykiai. Silpnų valstybių gyventojai mažiau rūpinasi savirealizacija, tačiau jų socialiniai poreikiai yra labiau patenkinami. Tuo tarpu ekonomiškai stipriose valstybėse jų socialiniai poreikiai yra mažai patenkinami, tačiau jie labiau vertina patį individualumą. Naudodamasis vertinės sumos modeliu mes išvedėme bendrą skaičių, kuris nustatė naują valstybių reitingą. Pasirinktus rodiklius suskirstėme į teigiamus ir neigiamus ir kiekvienam tipui mes priskyrėme Maslow poreikių piramidę atitinkantį koeficientą, kurių suma susideda iki 1. Sudarant reitingus mes nustebome, jog Lietuva buvo 3 vietoje. Tačiau pasigilinus rezultatus mes pastebėjome, jog Lietuva nuolat užėmė aukštas pozicijas, o tai lėmė savižudybių neutralizavimas. Parengėme išvadas. Visų pirma, didelę įtaką individo laimei turi galimybę atlikti savirealizaciją, bet svarbiausia patenkinti pirminius fiziologinius poreikius. Antra, lyginant laimę labai svarbus pasirinkti rodikliai, nes pasirinkus kitus gali skirtis rezultatai. Trečia, Lietuva naujai parengtoje ataskaitoje užėmė 3 vietą.